Sveiki gyvi, antrą dieną kaime. Šiandien mėgom jau geriau, bet jėgų nėra išvis. Motyvacija irgi po biškį krent. Tai, kad ją pakelt, būtinai paspauskit laiką ir kas dar nesat paspaudę, paspauskit subscribe. O dabar yra po 11:02. Tai reiškia, kad mes esam kaime jau apie kažkur 40 valandų. Ir einam pažiūrėti, kokie darbai mums dar lika. Pirmą dieną rinkom, pjovėm, skaldėm malkas, gaminom valgyti, surinkom kiaušus ir suvarėm vištas miegoti. Tai kas nematėt pirmos dienos video, galit pažiūrėti. O šiandien eisim sukas žemės, ravėk daržą, važiuosim su dviračiu į Pardę, bandysim pavažiuoti su traktorium ir melšim karvę. Nu ką, link daržų? Jop, einam ravėti. Eisim biškį nuo ryto, prasiravėsim. Žiūrėk, čia kokie. Čia ant traktoriaus, šieną vartyti. Panašu ilgai nenaudojami. Nu tai praeitą vasarą naudoja. Čia panašiai kaip tavo kai kurie rūbai spintoj. Tipo naudojami, bet nesumatęs, kada juos naudotum. Čia šiaip jeigu norėsi, tai galima su kauptuku. Jeigu nenori su rankom. Aišku, ten prie pat geriau su rankom, kad nenukirstum pačios bulvės. Ir čia mums reikia nuravėti šitą vagą. Tuos tokius smulkius, ne? Visokius. Jo, čia tos didelės yra bulvės, tai tas reikia palikti. O nuravėti va tas žalikės visas. Tai tu pažiūrėk, kiek ten yra. Nu, tai ten jiem dar daug darbelė. Te būna jiem lengva žemelė. Mums yra paliktos kelios šitos vagos, tai jas turim nuravėti, kad atrodytų kaip čia. Nu, davai. Kelienai trašk, tik atsitupiau. O ką vara? Eik tu savo. Nu, ką tu galvoji? Ir vėliau, kai biškiai žemė pradžius, reikės, kad tu vagas padarytum. Nes matai, susilyginę, nėra vagų. Pamatysi, kaip gražiai bus. Taip, čia bulvė šita. Tai gerai, tuo tada nenurauto tos va taip aplinkui, ne? Jo, aplinkui to žalikės. Laika daug nėra šiandien, o darbų lauk nemažai. Apskritai žmonės, kai rav daržus, dažniausiai keliais eina. Nes jeigu reikia daug nuravėti, tai tiesiog pavargsti va šitai tupinėti. Tai tada jau eini tais keliais. Geriau man kojas nupjaus, bet aš jau čia keliais neįsiu. Tai va, yra kažkur tokie tarpai, tai gali maždaug orientuotis. Nors čia tarps mažesnis, o čia bulvė. Nu taip. Tai čia belia kaip sieta reiškia. Tarpai tai nėra vienodi, žinai. Aš galvoju, kad tipo gali maždaug į tarpus orientuotis. Nu, kad lygiai grečiai tipo būtų. Bet ne, čia bulvė, čia bulvė. Tai tu ne į tarpus orientuokis, o kur yra bulvė, kur matai bulvės lapus. Skyriu, aš galvoju, bulvė, ne bulvė. Nu, aš bulvė, žinau, kaip atrodo bulvė, o bulvė yra tokia apvali, valgai fribulvytės iš jų, nu viskas. Čia dabar kas. Nu, tu tą patį vėl rodai. Nu, čia ne, ai, ne, bulvė. Gerai bulvė, čia bulvė. Nu va, būčiau šruovęs per tave. Čia jau nors nusimažinti, kaip čia paprasčiau padaryti. Gal tiesiog suglostyti žemė. Nu tai va, žiūrėk, paėmi, va taip ir nebėra, jų nebesimata, va žiūrėk. Žiūrėk. Bulvė. Ne kas klauku. Arba čia žinai kas. Bulvė, kas? Kirminė atsisuk. Kas yra? Tu be nosies, ten tavo nosis įkrita. Ai, tik tais nebesvaik. Atkirta kelius man jau. Nu, ne pirma jaunystė, nenorėk. Gerai, dar lika kokie 1, 2, 3 metrai. Ir čia dar kokie 1, 2, 3, 4 metrai. Čia palakas. Bulvė, ne bulvė. Tik ką čia iš vis bulvės nėra. Nu, galbūt, žinau. Nes o 1, 2. O čia nėra. Čia ne bulvė. Nu taip, ne bulvė. Bet iš vis čia bulvės nėra, žiūriu. Nu, tai neprigyja. Va, čia.
Aidai. O, ne bulvė. Nu tai kaip tu čia ravi? Tai reiškia, aš bulvę paėmiau ir nuravėjau. Tai dabar kas kad galvo? Tai be išauks. Nu, nežinau. O kaip reikia kasti su dviejais pirštais, taip kažkaip? Kaip reikia su dviejais pirštais? Kasi tik tai įsidėdė tą bulvę. Ar geriau su tuo vienu, ar iš kardu, va taip, kišt, kad sukišt tą bulvę? Geriau du. Geriau, su dviema, ne geriau. Tada taip reikia kažkaip įgilinti tą skylę ir va, bulvikė. Papt ir O, ir paslėpi. Mėgok. Bet aišku, jaučiu, jinai jau viskas aminėjai. Nes taip įkasėjai, tai jaučiu jau, jinai nebeišdyksi. Nu, galimai. Gerai, nesvarbu. Bus tų bulvių. Yra parduotuvėje, galima tų bulvių nusipirkti. Va, čia yra bulba. Jau pradedė atskirti po biškį. Nesuprasi, ar lis, ar nelis. Nes tai neaukės tie debesis, tai nesiniauk. Žodžiu, eilinė lietuviška vasara. Čia kaip moters nuotaika. Vo, būtent kaip moters nuotaika. Atrodo, jei gerai, prisimen, kas buvo prieš 5 metus su pysniai tema. Nu, gražiai. Gal aš turiu talentą tam, nepagalvojai? Tai reik pas babą tave dažniau atsiųsti. Jaunesnysis ūkininkas. Ne kas tų bulvių, kas tau yra. Bet čia nebuvo to, tai čia ne iš kur to bulvė atsirado. Čia nebuvo. 100%, kad čia tokia nebuvo. Tai nebekasiniek ten. Tai iš kur ta bulvė čia? Paslėpk viskas. Iš kur ta bulvė atsirado, jeigu žiedo nėra? Žiedų tų, kas čia, kaip čia pavadinti? Kaip jauties? Normaliai. Likusią vagą tu nuravėsi. Greitai atsistovau, galva apsisuko. Likusią vagą aš neravėsiu. Ravėsi. Neravėsiu likusios vagos. Nuravėta. Nu va, kaip nuskuta. Nu, tu tikras vyras. Atrodo, kad ne žmogus būtų dirbęs, o technika profesionaliausia. Nu va, ir lika dar šito tau. Ne. Dabar tu. Nu, užbaigiam šitą darbą. Žiūrėk va. Hop, 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 O, hop, 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 hop. Spido. Va, kaip reikia, va, žiūrėk. Tus mažiukus greitai. Hop, 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 hop. Vėl viena ant kaktos išmoka. Gerai, čia mažytė bulvytė yra šalia. Vakar malkas skaldė, kojos lankstės. Dabar irgi viena jau ant kaktos iššoka. Čia jau ženklas, kad greit links per kojas. Rakum atsistoji ir važiuoji. Vo, irgi. O, matai, kaip laids atrodo. Nu ką, jau beveik į pabaigą? Nu, kokio aš greičio, kokio tu vėžlė. Bet aš kruopščiai už tą. Aš kruopščiai irgi. Ne, kai tu ką pusę žolių palieki. Nebepjauk. Viskas, žiūrėk, viskas. Čia ne senelių yra, tai negalvokit, kad tiesiog nusifutbolinom. Išravėjom tas kelias lisvikės, kurios buvo mums paliktos. Nu, ar patika ravėti? Nu, patika. Nu, ir super. O dabar eisim tas vagas, ne, ar ką čia padaryti? Jo, reikia išvaguoti žemę. Tai žodžiu, pasimsim tą ten tokį įrankį. Vagotuvą. Vagotuvą jo. Ir va čia, per vidurį, su juo kalsim, kad būtų gražios vagos. Priėjom prie aparato, su kuriuo vaguosim. Tai va toks va aparats. Žodžiu, ten už rankeną turi laikyti, o va su ta dalim vaguoja į žemę. Nu, sakė, čia vienam yra reikalų. Oi, tai tikras kaimo jėpis dabar. Saugo galvą. Kaimo jėpis, sako. Nu. Kaime tokių vyrų būtų, visos moteris čia būtų pačios laimingiausios. O Jėzau. Ten vagos tokios, o čia, matot, jų nėra.
Tai čia reikia padaryti taip pat, kaip ir čia. Pala, jis man rodos, o su juo taip reikia važiuoti. O kai privažiuoji, apsuki ir kasi. Jo. Matai, kaip greit gaudaus. Gerai, tai dabar taip, ne? Jo, ir turiu stumti. Aha. Iš vietos nepajudina. Kažkaip čia nesąmonė, čia taip turbūt rimtai. Nu, yra biškas sunkiau dėl to, kad šlapia žemė. Eik tu, načiu. Gal nereik tiek daug į žemę? Tai va, aš nežinau. Gal tikrai nereik, gal tą ratuką? Ai, žiūrėk. Nu. Tai aš per daug į žemę spaudžiu, o žiūrėk. Eik tu savo. A da kelnėse rudžia nėra? Aš stengiuos kuo giliau. Man patinka giliai. Hujakt. O ką žin, kaip tas gilis, gerai? Gerai. Nu, man irgi atrodo, kad visai neblogai. Nu, giliai čia gavos. Tik žinai, kas man atrodo nesąmonė? Nu. Kad jį tu stumi į priekį. O jeigu tu va taip stumtum atgal, jaučiu, man būtų daug lengviau. Tai tau tai lengviau, bet tai matai, kad čia koks gals padaryts. Nu, tai sako, būtų va tas va atvirkščiai. Tada aš va taip pasimčiau ir jaučiu, man taip į save traukt būtų daug lengviau. Nu, šaunuolis, išvaguoji vieną vagą. Aš davarau iki to, vad, nu, matai, kur vėl suein. Nu. Ir tada liks va ta lygiai, bus vien lygias vagas. Gerai. Ir tada tau duosiu bandyti. O, tai batus man prisėmiai. Aš su žemesniais kaliošais neprisėmiu. Tai tu tą pastūmė ir man tiesiai batus. Tu tiesiog eini vėl kitas kojas tau prikrant. Nepasakok. Nu, kaip einas? Okei. Viską sujungiam. Nebesteniek jau. Gerai, va, aš tau norėjau pradžią padaryti. Nu, dabar pažiūrėsim, kaip šnekorka. Kaip šnekorkai seksis. Bet čia taip žemai? Nu, taip žemai. O, šnekorka. Tik rudžią neišstumk. Nu, šnekorka kas yra? Nu, baik mane taip vadint. Žiūrėk, jau rudis krent. Nu, pastumiai 10 comų. Viskas. Nesistovi. Nu, su tavim kaime iš manęs iš vis nieko nebeliktų. A, girdi, čia yra vyriški darbai. Ada nėra kelnytėse kažkuo. Tava yra. Gerai, neapsimesk, kažką pamatėjai, nori pailsėti. Radau, va, tavo broli. Kas čia yra? Koks. Slieks. Nu, tai paragauk. Nu, važiuojam. O ką įsijutė? O kodėl tu taip ne iš karto, o po biškio taip? Neišeinu. Ai, tau reikia taip tipo pasistumdyti, kad būtų lengviau, ne? Supratau. Nu, bet tai daug nuvarei. Aišku, čia, kaip sakyti, sušakė per vandenį, bet nesvarbu. Nu, kur jau? Da vieną atgal nuvariau. Varom, da vieną. Akmenai da. Du patrauks. Gerai, pramušau. Atkirta biški rankas. Baigęs man rūmai. Biški atkirta rankas. Gerai, reikia tą pabaigti. Tau, kai įsispyręs. Nu. Blemba, žemė nebūtų šlapė, tai eitų čia kaip ir sviesta. Nu, būtų biški lengviau, neįtų kaip ir sviesta, bet...
Visą rytą pralyja ir žemė visą žiauriai šlapia. Tai žymiai sunkesnė. Jeigu būtų žemė sausa, tai čia eitų kaip ir sestelį. Aš čia kaip arklys tas visas vagas pravaryčiau. O dabar be pertraukų jaučiu sunkiai. Nu bėda, varom atgal. Aš jau viskas nebenorėsiu. Nenustebinai. Arklys jau nebeina. Nu, šaunuolis mano vyrs. Kirminoizeris. Tu pažiūrėk, koks grožis. Nu gerai, matos, kad dirbai matos. Ir tas kvapelis. Tavo šūda jau iš kelnių. Ne šūda, o žemės. Užuodi tą kvapelį. Važiuojam toliau. O, čia palauk nėra. Čia kaip sunkiai, nesprantu kodė. Kad čia tai iš vis nieko net pasodinta, man rodos, nėra. Nu žinau, gali būti, kad yra pasodinta, bet... Yra, va, žiūrėk, matos, va, kas čia. Čia kažkokie lapai. Tai pagal viską nu irgi reiktų provoguoti. Nu, arkly, pasikinkom. Viens, du, opa. O. Biškis kersai, nesvarbu. Nu, girdi, greičiau už darbinį arklį. Nu, Gisliau, varysi? Ar užteks jau? Jau čia einam, pailsėsim, gal paskui dar grįšim. Gerai, užskaitom savo darbelį. Man rodos, galim užskaityti, tikrai. Drąsiai, va. Yra skaityk išravėta, išvagota. Įda tave grįžęs, nuvagosiu. Grįžom ir viską pabaigiam. Bet neįsirašė garsas, tai šitos dalies nebus. Baba daro cepelinus. Man tas krepšuks nugarą duri. O, gerai, nereik minti. Ei, atsargiai. Čia į kairę. Kažkoks keist garsas pas mane. Ant dviračio? Jo, lyg kažkas veltus. Lenciuks gal krant. Oi! Oi, neįlėki. Rava. Atsargiai. Oi. Nu, kur dabar? Čia. A, čia jau ir atvažiavom? Nu? Kaip greit. Žiūrėk. Ne pirmos jaunystės užrašas. Parduotuv. Prekiausime. Ančiukai, kalakučiukai, viščiukai, vištaitės, vištos, žąsiukai, putpelės. Labą dieną. Labą dieną. Nu, nieks nepavogė. Super. Dedam tau į krapšą. Neiškris, nors... Nu, žiūrėk, Ne, gal dėk pas mane geriau kuprinę. Nu, kirmėliuke, važiuojam atgal. Menam. Oi, subinė. Pas mane tas vairis kažkoks skersas. Uhu! Vyva, vyva, vyva! Pažiūrim į planą. Sukast žemės. Padaryta. Ravėt daržą. Padaryta. Važiuot su dviračiu į parduotuvę. Padaryta. Kiek? 5 pedalai. O, žiūrėjau, rimtai. Čia va. 1 pedals, 2, 3, 4, 5 pedalai. Ir tas reičiaks bėgio irgi toks įdomus.
Čia irgi nesuprasi. Ai, čia jaučiu valdyti, jeigu ant priekį ar ant galą kažkas prikabinta. Jo, jaučiu. Tipo pakelti, kaip ant autokrautuvo kokią panašiai. Ja. Tai gerai jaučiu, tada kviečiame senelį, ką paaiškintų viską. Jo, reikia instruktažą. Ir trasą. Ir bandysim praliekti. Kokie čia yra pedalai, kurie yra reikalingi? Tai į sangabą. O stabdis? Stabdis čia yra. Tai čia tie 2 pedalai sujungti? A, nesujungti. A. O čia į sangabą. Eina, eina, eina. Pasiruošus? Jo! Aš važiuoju! Tai čia tik tai sankabą nuspausti ir pakliai. Ei, mažytė, gal pavešti? Eina aparat. O! Nu ką galiu pasakyti? Traktoristai iš mūsų nekokie, bet bent jau pabandėm. Patiko. Užskaitam. Užskaitam šitą, tikrai manau. Spaudžiu tą gazą, nes man per lėtai buvo važiuoti. Jau tada senelis sako, ne, spaus gazą. Nes aš galvoju, aš suprantu, kad gal reikėtų kitą bėgį mesti, bet galvoju, ką žinau, gal ant traktorių nebūtų kitų bėgių, tik tai pirms, užtat spaudžiu tą gazą, ką greičiau būtų. Man irgi greičio trūka, bet ten susikalbėti be šansų, žodžiu, garsas belenkoks. Traktoriaus nepavoksi niekaip. Na. Pavažiuoti su traktorium padaryta. Dabar lika pamelžt karvę. Karvė melžt reik 5, o dabar yra beveik 4. Tai kažkur turim apie valandą. Manau, nesėdėsim, nekimarinsim, o padarysim kažką, ko nėra plane. Matėm, kad yra padėts dalgis. Tai pasimsim dalgį ir pabandysim su dalgiu nupjauti žolę. Ir kaip tik mes čia turim takelį į daržą ir jis apaugęs žolėm, tai pabandysim biškį tą žolės va taip su dalgiu prapjauti. Taip. Šiukti. Šiukti. Ai, visai lengva, žiūrėk. Pasiemi taip. Tai gal reikia užsimojimą, ne? Jo. Šiukti. Biškį sminga. Ką žinai, ar jisai gal nepagalas? Ai, ne, aštrus. Gal tiesiog labai, kai daug žinai žolės. Va, žiūrėk, gražiai, jie nenusiem. Na. Tu pjauk, aš tau uždainuosiu. Nu. Ant tėvo dalgio ašmenų. O, čia kaip gražiai nuėmiau, pažiūrėk. Aha, lygiai taip. O. Ai, gerai. O, kas šienauji. Saugo kojas tik tais. Biškį jau kapstyt pradėjau žemę. Žiūrėk, tam Jo, skins. turi jį, ta prasme, kaip suprantu, to lygiai per žemę. Jo. Nu, žiūrėk dabar. Ova! Nu, biškį prasikošė, ne? Nu. Va. Kaip manai, geriau su dalgiu? Ar, pavyzdžiui, su trimeriu? Nu, jau čia Nes ir ten reikia dirbti. Nu, ką ten su trimeriu, va, vaikštai. Vis tiek vaikštai, laikai ten sunkesnis Taip, yra. va, vaikštai. Tai ką ten dirbti? Nu, sakyčiau, kai pirmą kartą labai gerai. Aš irgi taip manau. Pirmą kartą gyvenime laikau dalgį ir nu ką? Nu, aišku, gal ne viskas taip jau lygiai, gulščiuką nedėsi, bet visai sakyčiau neblogai.
Gerai, einam, dabar dar parodysim malūną. Ir Gabija praves jum ekskursiją. Žodžiu, čia yra malūns. Seneliai, man atrodo, kad dar vis vieninteliai, kurie turi kaime visam šitą malūną. Tai čia nuo seno yra malami grūdai ir iš grūdų išgaunami miltai. Tai pabandysim paieškoti grūdų, kad parodyt, kaip gaunam tas miltus. Tai čia, kaip suprantu, į šitą reikia pilti, ne, grūdus. Jo, čia pilas grūdai. Ir paskiau tiesiog pajungi tą aparatą ir jisai viską padaro. Jo, ten prikabinams yra maišas ir ten į tą maišą kris tie miltai. O kur tą maišą čia prikabinti? Garsas bus didelis tikrai. Čia. Ai, čia, ne, Jo. kabinas. O, Dėl ko čia maišas. visur balta yra dėl to, kad tie miltai išsisklaida. Tai žodžiu, čia grūdai ir čia į maišą jau miltai. Taip. Pilam grūdus. Dabar kabina maišą, kur bėgs miltai. Aš visas miltuot. Nežinau, kiek čia matos, bet visur skraida tie miltai. Dabar čia jau maišė turėtų būti miltai. Gal tau padėti? O, žiūrėk. Kiek primalė. Miltai. Va. Parodėm senelių malūną, ne? Taip. Vėl šokam į kaliošus. Va, pasiemam karviai maistą, kol melšim. A prisileis? Marigė neprisileis. Svarbu. Baba, koks vards? Vaida. Vaida. Vaido! Reikėjo paeiti toliau, nes karvė mūsų bije. Jo, nes baba tik šauk Vaida, Vaida, o Vaida neatein. Einam, biškelčiau. Jinai jau žiūri tave. Na, Nu, bandau. bandyk, viška. Ko čia darai? Nepempia tampai. Ką aš žinau, kaip čia reikia. Spaus. Spaudžiu, nevyks. Nu, biška. Nepas. O, blemba. Nu, sakau. Su karvė įžalaka. O, žiūrėk, kaip bėga. Vaidot. Neįtų. Nu, gysliau. Jausmas buvo įdomus. Iš pradžių paėmiau, grinai kokį pimpaliuką, o taip patampiau, nieks nebėga. Nu, aš sakau, ką tu ten pradėjai daryti? Biški Vaidą pameldžiau. Vaidikė. Manau, kad galim užskaityti. Nes Aišku. biški pieną išbėga. Bet tai gerai, kai per kokią misiją pasislepiam, paskiau prisėlinom ir užmelžiam Vaidą. Koks kvaps. Turėtų gal kokią surūgusią pieną būti. Nežinau. Nu, žiūrėk, kim pausti. Eik, šik. Jokio kvapą Iš viso net jokios marvės nėra. Eik. Melžt karvę padaryta. Ir dar kai bonusiukui su dalgiu prasėjom. Atvažiavom į kaimą penktadienį 6 val. O dabar sekmadienis po 6:28. O tai reiškia, kad įvykdėm savo iššūkį kem 8 valandos kaime.